Sveiki. Šiandien aptarsime apklausos, kiek Lietuvoje uždirba QA 2025 rezultatus. Šiais metais apklausą jums rengė Justas Laužodis, Kristina Pečikonytė ir aš, Deimantas. Trumpas turinys, apie ką kalbėsime šiandien. Trumpai verta paminėti, kad be standartinių klausimų šiemet klausime apie bonusus, kiek darboviečių turėjo mūsų respondentai, pridėjimą pasirinkimų klausimui, kiek metų dirbate testavimo specialistu, seniau sustojom ties 10+, šiais metais buvom galima pasirinkti iki 20. Be užmokesčio į rankas klausėme ir užmokesčio ant popieriaus, taip tikėjomės tikslesnių duomenų ir išvengtos sumaišties, kokią sumą čia įvesti. Oficialų šalies vidurkiai, kaip matome, palyginimui toliau auga visoje Lietuvoje ir bendras šalies vidurkis lenkia juniorų atlyginimus jau eilę metų. Čia matote klausimus, kuriuos šiemet įdėjome į apklausos formą. Šiemet sulaukime 364 atsakymų. Peržiūrėjus duomenis, nusprendėme nieko neišimti, tačiau šiek tiek duomenų pataisėme, kur matėme, kad kas gauna į rankas ir ant popieriaus labai skiriasi. Pernai turėjome 339 atsakymus, o pirmą kartą 2021 metais sulaukime 223, taip kad apklausa pasiekė vis daugiau testuotojų. Matome respondentų pasiskirstimą pagal poziciją ir kryptį. Palyginimui su praėjusiais metais nėra praktikantų atsakymų, pernai buvo 2. Junior šiemet 51, pernai 42. Mid šiemet 173, pernai 157. Seniorai šiemet 98, pernai metais 90. Lead 30, kai pernai buvo 38. Kaip automation save nurodė 4, pernai tokių buvo 7. Manager 12, iš kurių nei vienas nenurodė savęs kaip automation managerių. Pernai managerių buvo 10 ir 3 nurodė save kaip automation. Įdomus trendas. Na ką, einame prie atlyginimų. Vidutinis darbo užmokestis į rankas. Matome, kad automation žinios atlyginimo prasme didžiausią įtaką turi junior ir mid pozicijose. Senior lygmenį jau išryškėja, kad labiausiai vertinami specialistai, kurie daro both. Ir tai yra manual ir automation. Ši tendencija išlieka ir aukštesnėse rolėse. Tie patys duomenys, tačiau čia sumos nurodytos ant popieriaus. Visur yra vidurkiai. Žiūrime atlyginimų pokytį. Tai yra viena iš informatyviausių skaidrių šiandien, kur matome atlyginimų vidurkių palyginimą ir procentinį pokytį lyginant su praėjusiais metais. Kaip matėme pradžioje, šalies vidutiniai atlyginimai didėja po 10% kiekvienais metais. Tačiau QA atlyginimai tokiu tempu auga tik junior pozicijose. Mid lygyje, nors 25 metais matome 13% augimą lyginant su 23, pokytis tai yra 70 eurų. Senior atlyginimų stagnacija, jie praktiškai nesikeičia 3 metus iš eilės. Tas pats ir su lead pozicija. Menedžerių atlyginimo vidurkis paaugo daugiausia, tačiau duomenys yra mažiausiai patikimi dėl mažo respondentų skaičiaus. Gyvuoja mitas, kad norint pasikelti atlyginimą, tai padaryti galima tik keičiant darbovietės. Pernai iš duomenų pasirodė priešingai, kad tie, kurie vienoje darbovietėje dirba ilgiau, uždirba daugiau. Todėl šiemet pakeitėm klausimų formulavimą, siekdami sužinoti atsakymą į šį klausimą. Apačioje matote respondentų skaičių. Vertikali yra darbų skaičiaus ašis, o horizontali patirties QA srityje. Žalia spalva pažymėti tie langeliai, kurie turi 4 ir daugiau atsakymų, viršuje matome vidurkius ir tamsesnė spalva pažymėti vidurkį iš 7 ar daugiau atsakymų. Kitus vidurkius ištrynėme, nes nematėme prasmės rodyti vidurkį iš 1 ar 2 atsakymų. Akivaizdžių koreliacijų nematyti. Jei darbų skaičiaus reikštų didesnį darbo užmokestį, vertikalioje ašyje matytume didėjimą. Tačiau kai kur yra, kai kur nėra. Aiškios koreliacijos nematyti. Nematyti ir koreliacijos, kad dirbant vienoje darbovietėje ilgiau uždirbama daugiau. Kur matosi koreliacija, tai horizontalioje ašyje, kas dirba daugiau metų, uždirba daugiau. Taip pat paskaičiavome, kad vidutinis respondentas dirba 5,5 metų kaip QA ir turėjo daugiau nei 2 darbovietės. Šiais metais malonu matyti daugiau atsakymų tarp skirtingų Lietuvos miestų, tačiau palyginimui visgi dominuoja Vilnius ir Kaunas, nes ten yra daugiausiai respondentų. Palyginus Kauno ir Vilniaus darbo užmokestį, matome, kad skirtumas tarp miestų mažėja. Tarp junior ir mid, senior Vilniuje uždirba daugiau už kolegas Kaune, o lydai daugiau gauna Kaune. Menedžerių palyginimo nėra, nes buvo tik vienas respondentas iš Kauno.
Bonusai. Malonu, kad net 107 iš 364 respondentų gauna bonusus. Į šiuos vidurkius neįtraukti tie, kurie parašė taip, minusas arba bonusai buvo išreikšti ne piniginė suma. Tokie kaip sveikatos draudimas, papildomos atostogų dienos, dovanų čekiai, opcionai ir kiti. Tokių atsakymų buvo 10. Matome vidutinę bonuso sumą pagal seniority. Tendencija, kad bonuso suma pas junior, mid ir lead specialistus yra mažesnė už atlyginimo vidurkį. Senior ir manager bonusas jau yra artimas vidurkiui. Atkreipiame dėmesį respondentų skaičius tarp junior, lead ir manager, nes į šios vidurkius patartume žiūrėti atsargiai dėl mažo respondentų skaičiaus. Čia matome vidutinę patirtį kiekviename iš seniority lygių. Tai yra vidutinė trukmė metais, kiek dirbama QA specialistu. 25 metų eilutė paryškinta. Senior, lead ir manager vidutinis amžius išaugo, greičiausiai dėl to, kad padidinome rėžį iki 20. Lygio pasiskirstimais metais matome, kad yra labai skirtingų specialistų. Pavyzdžiui, mid gali būti žmonių ir su 1 metais patirties arba net su 10. Iš 364 respondentų 52 turi daugiau nei 10 metų patirties, 312 turi mažiau nei 10. Na, o dabar apžvelgsime komentarus, kurių šiemet sulaukime 42. Tai apžvelgsime visus klausimus 3. Pradėsim nuo viršaus ir eisime apačioj. Kiekvienas iš mūsų, kuris turės ką pridurti, gali laisvai įsiterpti ir pasakyti savo nuomonę. Geriau uždirbti mažiau, bet turėti 100% remote, ypač gyvenant ne Vilniuje. Dėl aukštų darbuotojo mokesčių Lietuvoje nedvejodamas rinkčiausi kontraktinę darbo formą per įmonę vietoj darbo sutarties. Aš, kadangi dirbu 7 metus pagal individualią veiklą, tai galiu pasakyti, kad tikrai darbo užmokestis yra didesnis, kai dirbi pagal kontraktą. O dėl remote, man jokio skirtumo ar į darbą važinėti, ar remotinti. Kaip jums? Kol kas, kaip mes dirbam pusiau, tai man labai tinka. Būtų gerai turėti ir iš namų, ir iš ofiso. Nes skirtingi darbai, skirtingos dienos, tai ir taip gerai. Turbūt žmonės turi savo mėgstamą modelį, bet lankstumas toje vietoje iš darbdavio pusės turbūt visada privalumas. O ar rinktumėtės susimažinti atlyginimą, jei galėtumėt fully remote daryti? Ne. Man blogas klausimas, aš nemėgstu remote. Tai einu į ofisą, tai... Aš tai pasvarstyčiau tokį. Ypatingai dabar, kai vasara, galbūt vasaros metui ir susimažinčiau atlyginimą. Gerai, judame toliau. Kol kas tendencija ta pati. Žiūrint iš finansinės perspektyvos, apsimoka kas 1-2 metus keisti darbovietę. Ypač yearly raise yra mažesnis nei 10%. Labiau apsimoka ieškoti B2B kontrakto su užsienio įmonė, kuri neturi padalinio Lietuvoje. Tokiu būdu galima gauti panašius benefit kaip su darbo sutartimi, neterminuotas kontraktas, paid time off, stock options, 1-2 mėnesiai notice period. Nors ir be socialinių garantijų, bet mokant žymiai mažesnius mokesčius, tiesa, tokį darbą nėra lengva rasti, dažnai CV keliauja į šiukšliadėžę, ypač jei neturi bent 5 metų patirties. Kaip matėte mūsų skaidrėse, atlyginimai tikrai nekyla po 10% IT specialistams, bet kyla visoje Lietuvoje. Keisti darbą kas 1-2 metus iš mūsų koreliacijos neatrodo, kad tai didina atlyginimą. Čia turbūt gal reikėtų atsižvelgti, ar tai yra ankstyva karjeros fazė, ar jau vėlyvesnė, ar ne, nes ankstyvoji, tai tikrai tie atlyginimai, rodosi, kad auga ten per pirmus 5, 6, 7 metus tikrai kyla tas atlyginimas didesniais tempais. Po to jau kaip priartėjai prie 8, 9, 10 metų patirties ten nusistovi ir jau tada rinka diktuoja tos visas infliacijos ir taip toliau, ne? Aš manau, kad atlyginimas augimas sustoja, kai mes pasiekėme ES vidurkį, kas yra maždaug daugiau negu 2300 eurų į rankas. Tada tavo atlyginimas kyla 1-3% per metus, nes tiesiog toks jau yra ES vidurkis ir Lietuvos vidurkis šitą pasieks sumą kažkada ir mes IT specialistų uždirbsim tiek pat, kiek visi kiti inžinieriai.
Tai tiek, o dėl individualios veiklos, man atrodo, mes jau pakalbėjome prieš tai. Judam toliau? Gerai. Vėl panašus komentaras. Individuali veikla, dirbant užsienį, manau, didesni atlyginimai nei Lietuvoje, dirbant su normalia sutartim. Aš manau, kad taip. Bet klausimas, ar, ta prasme, antiek daugiau, kad reikėtų dirbti kontraktorium, ar, ta prasme, po mokesčių ir visų dalykų tampa tokie maždaug lygus su paprastais darbuotojais? Ne, tikrai daugiau. Ir daug daugiau. Jeigu taip greitai nueit pasižiūrėti, tai paprasčiausias pavyzdys būtų nueiti Tax.lt, skaičiuoklę kokią nors. Na ir tarkim, atlyginimas yra 2500 eurų į rankas, ar ne? Tai pasiėmam darbo užmokestį. Tu sakai, kad tu dirbi 2500 į rankas, ar ne? Tai ant popieriaus tavo yra 4200 eurų. Jeigu tada atsidarome skaičiuoklę ir pasižiūrim individualios veiklos, greit atsidarom kalkuliatorių, aš taip skaičiuoju. Tai gaunas 4200, dauginam iš 12, tiek per metus, tai per metus bus 50 460 pajamų. Tai jeigu dirbi pagal dalį veiklą, po mokesčių tau liks 38 000. Mes pasižiūrim greitai, padarinam iš 12. Tai tavo atlyginimas, jeigu pagal darbo sutartį, į rankas bus 2500 eurų. Jeigu perėsi individualią veiklą, už tą pačią sumą darbdaviui, tu namo pasiimsi 3246, 700 eurų daugiau. Tai bet yra ir minusų. Taip, tai yra kontraktas. Mhm. Turime anglišką komentarą. If you want to earn big money in IT as a QA, you have to get 2 jobs or do some side jobs. Average Lithuanian salary is getting closer and closer with each year. I thought I would earn more in IT when I started as a QA. Difficult to find a job as a foreigner. Tai iš tikrųjų sutampa, ką mes prieš tai sakėm, bent jau pirmoji dalis, kad Lietuvos atlyginimai auga, tačiau turėti 2 darbus Lietuvoje. Ką jūs manote apie tai? Turėjom tokį experience, ne, kai dirbi tą normalų pastovų darbą ir turi kažkokius site testavimus, kai paprašo, ne, patestuoti kažkokį page'ą ir ten sumoka tau kažkiek pinigų už tai. Why not? Įdomiau, experience gauni kažko kito, jeigu spėjai. Taip, tai mes ten turėjom tokius labai trumpalaikius kontraktus kelių savaičių ir išėjo taip susidėlioti tuo metu, bet jeigu bendrai full time visą laiką dirbti, visų pirma, nemanau, kad labai legalu, o antra, čia sunku, čia jau reikia gyvenimo neturėti, galbūt ir įmanoma, bet yra toks terminas, YouTube'ai susiveskit, overemployed, ne vienas žmogus jau šitą paeksplorino, jie yra net kaip jie tai daro, bet aš tai nerekomenduočiau. Jūs tai, ką nors? Galima paklausti iš kitos pusės, jūs kaip menedžeriai, jeigu pas jūs sužinodami, kad žmogus ten kažkaip tai jis pradėjo neperformint, ne taip blogai, kad neatleisi, bet ne taip gerai, kad paaukštinsi. Ir jūs sužinot, kad darbuotojas po jumis turi antrą darbą. Manau, nelabai gerai. Ta prasme, jeigu darbuotojas toliau nenori niekur augti, nori gauti tą pačią pinigų sumą, kaip dabar gauna, padaro savo darbą, gali daryti, ką nori. Bet jeigu blogiau, tada jau galima tada šnekėtis. Gerai, judam toliau, kaip suprantu. Taip, kita klausimų grupė pasisakė žmonės, kad dirba su individualia veikla, kad dar visi dirba su individualia veikla, tada, kaip ir prieš tai minėjau, papildomos naudos, sveikatos draudimas, maisto kuponai ir tokių būna.
Šitas komentaras nežinau, kaip jį interpretuoti. Atlyginimas yra miserable part of this work. Ar tai reiškia, kad jis džiaugiasi darbu ir atlyginimas jam mažai reiškia, ar kad jis džiaugiasi darbu, bet atlyginimas yra miserable? Nežinau, kas už to sakyti. Jokių komentarų iš jūsų? Aš pritariu tam, ką tu sakai, man irgi toks jausmas, kad... Vėl sveikatos draudimas, darbas iš namų. Darbas iš namų čia įvardintas kaip bonusas tikriausiai, 3 atostogų dienos. Čia irgi manau, kad apie bonusą, kad bonusai neegzistuoja, įmonė netiki, kad bonusai skatina motivaciją. Ar bonusai skatina motivaciją? Tam tikrų laikų, bet po to tu gali palyginti, jeigu įmonė dar gali leisti, tarkim, nežinau, darbuotojus konferencijas, mokymams ir taip toliau, tai aš geriau pasirinkčiau mokytis negu bonusus. Bet čia su laiku ateina tas, sakykime taip. Nežinau, aš iš patirties galbūt matau, kad jeigu bonusai sudėlioti pagal performances, tai tam tikrų metų, kada metai eina į pabaigą, tas turėjimas tikslo kažkokio performance jis gali mobilizuoti, atkreipdėmėsi, kad mums nedaug trūksta ir tada truputį žmonės ten susiveržia diržus, gal ten susižiūri, kad ten tikrai visus tos tikslus, kiek nuo jų priklauso, kad pasiektų. Tai yra tokio mobilizavimo, bet labai svarbu, aš manau, kad būtų netitrūkę nuo realybės tas visas tikslų mechanizmas, Tai nes gali būti ir priešingų atveju, yra paskelbti bonusai, yra visas mechanizmas, bet tikslai nerealūs ir tada kaip tik į kitą pusę demotyvuoja, kaip tik tada, tarsi kažką čia žada, bet visi suprantam, kad nieko čia nebus. Aš į bonusą žiūriu kaip į nieką. Ta prasme, aš jų neskaičiuoju ir nesitikiu gauti, bet jeigu gaunu, labai nustembu, nes bonusas gali priklausyti nuo įmonės dalykų, nuo įmonės performance, kam aš turiu mažai įtakos. Juos ten vienais metais gali išmokėti, kitais metais neišmokėti. Dėl motyvacijos, galbūt, jeigu artėja bonusų išmokėjimas, tai tuo metu rinkčiausi nekeisti darbo, kad gauti bonusą. Tai tiek motivaciškai mane tai ir veikia. Bet asmeniškai. Gerai, einame toliau. Čia visi komentarai bus tokie maždaug neigiami, kurie atspindi tai, kad mažiau pasiūlymų yra, kad atlyginimų augimas sulėtėjęs, baisu dėl ateities, kad manual testavimas tuoj baigsis, kad manual testuotojai uždirba kur kas mažiau, atlyginimai toliau nebeauks, kažkiek kolegų atleido. Tai tiesiai eidami į šitą klausimo dalį, galime gal trumpai ir aptarti, tokį apibendrinti, kaip jūs manot, ar tikrai Lietuvoje rinka sumažėjo, ar tikrai atlyginimai nebeauks? Sunku pasakyti. Turbūt rinka diktuoja kelios pusės, egzistuojantys žaidėjai rinkoje, ateinantys, išeinantys žaidėjai ir ta visa bendra rinkos situacija. Nes dažnai atveju, kai kažkoks dideli žaidėjai, kai išeina iš rinkos, tai mažėja ta tokia paklausa, pasiūla lieka, tai rinkos dėsniai ir diktuoja tai, kad krenta atlyginimai. Tai man atrodo, čia tie mechanizmai veikia. Tiesiog mano supratimu reikia galvoti, kaip atrodyt patrauklė rinka, kaip atrodyt lietuviai kaip tauta, kad išskirtų, kad kieti IT specialistai ir mes pritrauksim tų žaidėjų, aš manau. Tai čia tiesiog, long shot, toks ilgas žaidimas. Apibendrinant, kad atlyginimų priklauso nuo kiek į užsienio įmonę žiūri Lietuvą ir kuo jų daugiau ateina, tuo atlyginimai auga. Jeigu jos išeina, atlyginimai, krenta. Tai nebūtinai gal užsienio, turim tų pačių Lietuvos žaidėjų dabar jau didelių, Tai irgi taip
manau visai geras ženklas, lyginant, kas ten 10 metų atgal buvo, tai dabar ta rinka, man atrodo, yra sustiprėjusi, bendrai paėmus. Tai turbūt ir specialistų skaičiumi pasilyginus prieš 10 metų, turbūt irgi tas skaičius yra išaugęs. Ir tame skaičiuje, aišku, ten brangesnių darbų yra mažiau apmokamų, bet čia turbūt natūralu irgi rinkos dėsniai. Kristina? Aš sutinku su jūs šiuo atveju. Gerai, taip ir paliksiu. Antroji klausimo dalis yra, į rinką ateina daug šūdarankių iš visų Code Academy, kurie ir iškreipia rinką. Ką nors apie tai? Aš manau, kad labai priklauso nuo pačio žmogaus. Jeigu rodo motivaciją, jeigu žino atlikt fundamental dalykus, gali surasti darbą be problemų. Tai ir nereikia čia žiūrėti, kad Code Academy kažką blogai daro, nes tikrai duoda bazę ir jau toliau žmogui suprasti, ką jis nori toliau daryti. Na, aš tai manau, kad rinka labai perpildyta. Jeigu esi junior specialistas, praktiškai neįmanoma rasti darbo. Tiek, kiek žmonių pas mane kreipiasi per LinkedIn, jiems labai sunku. Ieško kai kurie daugiau negu 9 mėnesius. Visi laukia pavasario, kada prasidės visokios akademijos, visos įmonės, kurios pradeda rinkti praktikantus ir visi tikisi per tai pakliūti. Jiems tikrai yra sunku iš tų žmonių, su kuriais aš bendrauju. Gerai, tai einam toliau. Atlyginimai nebeauga. Taip, nebeauga. Hard to find tendencies. Current job market is super unstable with the salaries. Some employees offering 3K gross for senior, while others it starts at 4.5. Nu tikrai, seniorų nelygų. Ir kiekvieno įmonė yra skirtingi rėžiai. Peržiūrėjęs darbo skelbimus, atrodo, kad sąlyginai nedidelis atlyginimas siūlomas, jei seniority lygis ne senior. Reikalavimai dideli, o alga max 2600 prieš mokesčius. Atrodo, kad įmonėje perlipus seniority levelį į viršų sunku pakeisti darbą, išsaugant tą patį seniority lygį, net kad alga būtų didesnė. Nieko net negaliu ką pasakyti. Toks komentaras, tokia nuomonė. Neturiu ką pridurti čia. Dar vienas respondentas sako, kad pagal savo subjektyvę nuomonę ir LinkedIn gaunamas žinutes, mato, kad QA pozicijos sumažėjo ir siūlomi darbo užmokesčiai mažesni. Tai pagal mūsų vidurkio atlyginimą matom, kad darbo užmokesčiai yra ne mažesni, bet tokie patys kaip buvo, labai mažai padidėję. Dėl darbo skelbimų man teko pernai ieškotis naujo darbo, tai tuo momentu sausio mėnesį buvo 7 skelbimai Lietuvoje. Dabar galbūt yra geriau. Iš viso. Galbūt dabar yra geriau, bet pernai buvo tikrai blogiausia situacija. Manau, kad dabar biškiai gerėja. Toliau komentatoriai tą patį rašo, kad viskas atvėso. Taip, naujosios skelbimuose rėžiai mažesni, augimas sulėtėjęs. Įmonės dirbančios augmentation modelių moka daugiau. Kas yra augmentation modelis, gal jūs žinot? Tai staff augmentation paprastai yra, kai tu iš kažkokio vendoriaus paėmi jų darbuotojus ir pritaikai savo komandom, ne? Praplėti savo komandas kažkokio tai vendoriaus darbuotojai, augmented modelis, ne? Tai... Nieko negaliu pasakyti, nežinau šito atveju. Vėl atlyginimai darbo, atrodo sumažėja. Tendencija, jog daugelis prašo daugiau nei rėžių viršus. Aš tikrai neprašau daugiau negu rėžiai. Aš jeigu gaunu skelbimą su mažais rėžiais, iškart prašau, kad rėžiai maži ir man neapsimoka išeiti už mažiau. Jeigu grįžta su didesniu rėžiu, tai puiku, bet dažniausiai čia pokalbis ir baigėsi. Einam toliau. Kažkodėl atrodo, kad algos pakyla, tai mano alga jau neatrodo didesnė, nors testuoju ir manual, ir automated. Ne, atsiprašau, kaip čia. Kažkodėl manual atrodo algos pakyla, tai mano alga jau atrodo nedidelė, nors testuoju ir manual, ir automated.
Čia priekaištis buvo, kad pakilo alga. Galbūt žmogus jaučia, kad rinkoje atlyginimai auga, o jo paties atlyginimas nebedidėja, nors jis daro ir manual, ir automated. Na, tuomet reikia kalbėti su vadovu ir žiūrėti, kas čia darosi. Taip, soft skillsai dabar yra svarbesni nei buvo bet kada nors anksčiau. Techninius taskus dabar jau gali visi ganėtinai lengvai išsolvinti pasikinkę AI toolsus, bet jeigu nemokėsi savęs parduoti kaip specialisto, o ne tik buko mygtukų spaudinėtojo arba automatinių testų kepėjo, tai karjeros perspektyvos nėra labai šviešios. Ką manote apie soft skillsų svarbą? Yra ta svarba, jo. Ypač gal, kai skelbimų yra mažiau, ne, tai aš įsivaizduoju, gali būti, kad yra daugiau aplikuojančių į tą pačią darbo vietą ir tada gali tavo sales skillsai lošti toje vietoje, kai atrankose dalyvauji. Kad dabar techninius taskus taip jau pilnai AI toolsai solvinam, nesakyčiau. Nėra AI adoptionas dabar. Iš vis testavimo srityje AI adoptionas kol kas labai žemas. Tai manau, dar nesam ten tikrai. Nežinau, kiti 2-3 metai parodys gal kitus dalykus, bet nesakyčiau, kad techninis aspektas yra kritęs irgi. Gal salesai kažkiek lošia, kadangi skelbimų mažiau, bet techninis vis dar labai stipru. Na, aš manau, kad save parduoti reikia mokėti tikrai ir visada reikėjo. Dėl AI tai, na, aš dirbu dabar su test automationu ir darau nemažai code reviews, tai galiu pasakyti, kad kiekvienas iš jų naudojasi AI toolsais, man taip atrodo, bent jau Copilotui, atsiprašau. Ir tikrai kartais palieki komentarą ir matai, kad žmogus nebegali pataisyti kodo, kurį atrodo pats parašė, bet tikriausiai parašė jam koks nors toolsas ir jis nebesugeba pakeisti. Tai į code review komentarą jis atrašo viską perrašęs, paprasčiau. Tai, kažkas bus, tikrai kažkada pamatysim, kas čia darosi. Ir einam toliau. Nelabai supratau pirmos dalies klausimo. Išpirktos atlyginimų analizės Baltic Advisory. Matyti, kad pradėjo daugiau uždirbti manual specialistai. Mūsų duomenys neparodė, kad manual specialistai daugiau uždirba. O jeigu parodė, tai aš neatkreipiau dėmesio. Nedaug arba visai neatsilieka ties kai kuriais seniority, bendrai algų kilimas sulėtėjo. Nežinau, man taip susišaukė su prieš tai buvusiu komentaru, kur irgi buvo priekaištas į tai, kad manual kyla atlyginimai, ne? Tai čia gali būti iš kažkokio, tai gal susiję šaltiniai. Bet kalbant atlyginimo analizės, aš skeptiškai žiūriu, mes esam dalyvavę ir kažkiek yra tekę prieiti prie tų duomenų suvestinių. Tai labai priklauso, ką pavyksta prisikviesti, nes gaunasi, kad tos kompanijos, kur daro analizės, jos nesugeba prisikviesti didžiosios dalies įmonių toje rinkoje esančių, tam sektoriuje esančių. Tai gaunasi, kad jeigu tu prisikvieti kokių 30 ar 40, net nepilnai pusę tų įmonių, gal net ir mažiau, ir iš to darai analizę, o kitais metais pasikvieti dar netgi dažnu atveju kitas įmonės ir jas lygini su prieš tai buvusiom, tai tam toks biški... Apelsinai ir obuoliai. Truputį skirtingi dalykai lyginami. Tai, nežinau, skeptiškai žiūriu į tas analizės tokių išorinių kompanijų. Gerai, judame toliau. Asmeninė tendencija, kad niekaip nepasivėju vidurkių, tik spėju pasikeltą algą ir išėjus naują statistikai vėl matau, kad gaunu mažiau nei kiti. Tai toks bendras komentaras, kad kai yra vidurkis, visi mes galvojam, kad mes esam aplink vidurkį arba šiek tiek aukščiau. Realybėje tai reiškia, kad man reikia aplenkti pusę žmonių, kuriuos aš pažįstu. Ir būti aukščiau vidurkį yra labai sunku. Aš pats retai kada pasiekiu vidurkį šitų apklausų, taip kad nereikia nusiminti. Turite ką nors pridurti? Gerai, judame toliau. Vėl panašus komentaras, į prieš tai buvusi junior specialistų rinka perpildyta, geriausias būdas prasimušti rinką šiai dienai yra vidinių įmonių akademijos,
pakeičiau nuomonę apie job hopping, turiu pavyzdžių, kur specialistai išdirbė nemažai metų vienoje įmonėje, lenkia job hopperius, labai svarbus stiprus pagrindai ir apskritai suvokimas, kaip kūrėme pridėtinę vertę verslui. Puikus komentaras. Norėčiau, kad aš tokį būčiau gražų parašęs komentarą. Iš tikrųjų labai atliepia mano asmeninę nuomonę. Aš irgi sutinku su šituo komentaru visiškai pilnai. Na, dėl job hoppingo, ar ne, tai aš manau, pirmaisiais metais tas kartais gali tikrai padėti tau greičiau pasiekti ten senior rolę ar kažką panašaus, negu būnant vienoje įmonėje. Bet ilgainiui, ne, vėliau vis tiek kažkaip ne pagal tai, kiek tu darbų pakeiti, bet pagal tavo kompetencijas atsistoja dalykai. Bet kita vertus vėl iš duomenų matėm, kad kas jau turi virš 10 metų patirties ir jau geresnius atlyginimus vis tiek jau yra turėję po 3, po 4 darbovietės. Tai, na vis tiek reikėtų tos patirties įvairesnės įgyti, pamatyti tų keletą kompanijų turbūt iki renkantis tą patirtį. Tai nežinau, didžiai dalim pritarčiau, bet... Bet šitai daliai ne. Supratau. Arba ne visai. Ir apačioje turime prieštaringą komentarą, kad atlyginimo pasikėlimas kaip tik vyksta keičiant darbovietę, o toje pačioje darbovietė pakėlimas yra plus 5%. Tai vat, reiškia, kiek žmonių, tiek nuomonių. Taip, einame toliau. Ačiū už apklausą, nenustokite būti įdomus, rezultatai, taip, idėjos. Pridėti papildomą klausimą apie IT išsilavinimą. Tokį klausimą mes buvome pridėję kažkuriais metais, galime dabar greitai paieškoti. Toks klausimas jau buvo pridėtas 22 metais ir turime pabaigę mokamus kursus, nenurodyta priežastis, save išmokę ir baigė universiteto susijusias studijas ir pažiūrėjome, kaip priklauso atlyginimai, tai siūlau pažiūrėti tų metų video įrašą ir gausite išsamesnį atsakymą. Taip, einam toliau. I was expecting automation QA to earn more than manual, but I see that was a bit of illusion. Ar tikrai automation specialistai nebeuždirba daugiau už manual, kaip manot? Nežinau, labai galima interpretuoti labai smarkiai šitą klausimą. Ar mes kalbam apie... Gali būti, jeigu kalbam apie rolės, ar ne, kur rolės pavadinime išskirtinai pasakyta, kad automation inžinierius, kitos rolės turi, kitose įmonėse yra, tarsi testavimo inžinierius turi abi kompetencijas, tiek rankinio testavimo, ne, tiek automatizavimo kartu. Ir gali atrodyti, kad ten yra manual rolė, nes tiesiog jos pavadinimo nėra automation paminėta. Ne? Tai galima taip interpretuoti. Galima interpretuoti, kaip buvo praeiti ten 2 tie komentarai apie kažkokią tai rinkos analizę, kur kažką tai pamatė. Ne? Tai vėl sunku čia iš vieno trumpo sakinio tą interpretaciją pasakyti, bet turbūt gal ne tiek svarbu automation ar manual, kiek svarbu pačio specialisto patirtis, suvokimas techninių dalykų ir dažnu atveju tie labiau patyrę specialistai patys automation jau nebedaug berašo, ne? Ten galbūt su architektūra labiau dirba su mentoriavimu, kitų specialistų, code review ir panašiai. Tai, sunku pasakyti. Nežinau, kaip tik komentaras apačioje sako priešingai, kad atsakymo, manau, nėra, o mūsų skaidrėse yra skaidrė apie manual, kur išskirta, kas manual, kas automation, tai pasižiūrėkit ir atsakymą rasite tenais. Manau, čia jie abu šios klausimus atsakys. Taip, čia mums porą padėkų už tai, kad rengėme šią apklausą, taip kad ačiū už padėkas. Sulaukėte rezultatų. Taip, einam toliau. Būtų įdomu sužinoti, ar mitas, jog automation QA yra aukščiau už manual QA, vis dar populiarus ir aktyviai veikiantis Lietuvoje. Ar įmonėse vis dar galvojama, kad karjeros kryptis yra manual automation lead? Galbūt šios įžvalgos padėtų suprasti detaliau manual ir automation atlyginimų skirtumus.
Karjeros sritis tikrai gali būti manual automation lead, bet į leadą gali eiti ir iš manual, ir iš automation, priklauso kokios krypties. Taip pat testuotojai gali persikvalifikuoti į programuotojus, biznio analitikus ir taip toliau. Ar aukščiau automation QA už manual QA? Jie skirtingus darbus daro, skirtingas užduotis. Nemanau, kad jie yra aukščiau, bet manau, kad automation specialistų atlyginimai yra didesni. Viskas? Tai. Jūs tai turi. Į šitą klausimą, ką žinau, vėl į tą pačią peklą mus tempia su tais palyginimais. Tai... Gerai. Judame toliau. Vyrai ir moterys šioje srityje vis dar diskriminuojami. Galima būtų padaryti palyginimą šiuo pjūviu kitais metais. Tai 22 metais darėme apklausą ir lyginome vyrų ir moterų atlyginimus. Tai matome, kad junior vyrai ir moterys uždirba panašiai. Miduose jau skirtumas didesnis. Senior skirtumas yra, bet nedidelis, o didžiausias skirtumas lead pozicijose. Taip kad galbūt kitais metais ir pažiūrėsim, ar skirtumas padidėjo ar sumažėjo. Kristina, tu kaip vienintelė moteris šiandien, ar gali ką nors gal pakomentuoti šio klausimu? Nežinau. Ta prasme, aš dirbu taip pat su lydais ir nežinau jų atlyginimus, tai negaliu pakomentuoti, nes nežinau jų atlyginimų. O diskriminacija ar jaučiasi? Klausimas būtų describe diskriminaciją, kurioj vietoj. Kad vyrai uždirba daugiau. Gali būti, nežinau. Negaliu patvirtinti. Gerai, judame toliau. Čia pasiūlymai mums kitiems metams apie layoffs. Atkreipsime į tai dėmesį, manau. Čia vėl klausimas irgi mums pasiūlymas kitiems metams. Pagalvosime apie šitą, bet šitas yra sunkesnis įdėti ir tikriausiai bus labai mažai žmonių, kurie iš programuotojų perėjo į testuotojus. Taip kad tikriausiai nesulauksim pakankamą respondentų skaičiaus kažką pasakyti. Einam toliau tada. Hirinant labai sunku rasti mid-levelio žmonių, nes labai daug žmonių yra tik entry levelio. Pabaigė akademiją arba jau max seniorai, kurie turi automation patirties, bet tada prašo labai daug. Kažkaip nesutinku šito komentaro. Tenka hirinti žmonės ir tikrai yra daug žmonių mid-levelio. Sutinku su to, kad tai prašo senior žmogaus atlyginimą, bet tai tada žiūri pagal žmogų, jeigu turi skillsus, jeigu matai, kad darbe jisai bus labai reikalingas, tai why not padaryti atlyginimą kaip senior. Arba paimti į seniorio vietą, mid žmogaus. Aš manau, kad yra labai daug žmonių, kurie ieško pirmojo darbo ir jie tiesiog siunčia į mid pozicijas ir tikisi geriausio. Dėl seniorų, nežinau, negaliu nieko pasakyti. Taip pat pastebėjau, kad iš aplainančių žmonių mūsų kaiminių šalių, Baltarusijos, Ukrainos, žmonės dažnai prašo daugiau nei mūsų šalies darbuotojai. Irgi negaliu pakomentuoti. Man atrodo, taip, jie biškį daugiau gaudavo kitose įmonėse, būtent Ukrainai, Baltarusijai, tai todėl prašo tiek pat ir čia, taip, bet mes vis tiek dirbam pagal Lietuvos rinką ir, ką gali įmonė pasiūlyti ir jie pasirenka. Čia yra pora skirtumų apie QA ir automation. Vienas yra, kad rekruteriai neskiria, ar kai siunčia skelbimus, ar to automation ar manual QA. Tai buvo visada. Man atrodo, kad pastaruoju metu taip yra mažiau, taip nutinka, bet galbūt šiam žmogui pasitaikė kitaip. Kad rekruteriai ateina bangom, tai sezoniškumas tikrai yra. Čia irgi nieks nepasikeitė. Dabar kad automation testuotojai daro manual testuotojo darbo.
Tai dėl to mes ir iš mūsų statistikų matome, kad tie, kurie daro both, jų daugėja, tie, kurie daro tik automation, jų mažėja skaičius. Na ir stock opcionai 40 000 ir panašiai bonusai. Džiugu, kad kažkur taip yra. Norėčiau ir aš taip gauti. Nemeluosiu. Gerai. Na ir paskutinis komentaras. Yra labai neaišku, koks rėžis yra tinkamas. Skirtingos įmonės turi skirtingą požiūrį į testuotojus. Rinkoje vargu ar būdamas junior pozicijoje uždirbčiau daugiau nei dabar. Kartais atrodo, kad darbdaviams nerūpi žmogus, kad kaip žiauriai tai skambės. Sostiniai siūlomas atlyginimas individualiam asmeniui, kuris neturi tėvelį nupirkto būto ir mačiutės kišenpinigių ar tetos, kurį Nu taip, gyventi yra sunku. Nu taip, sunku. Toks yra gyvenimas. Jaunam žmogui ypatingai norisi džiaugtis gyvenimu, nesvarstyti, reikės valgyti grikius visą savaitę ar ieškoti, kur padengti finansinės atsakomybės. Svajonės apie nuosavą būstą išvis lieka tik svajonėmis, kadangi šiuo metu esu perdegęs nuo visko, finansinės naštos, intensyvus mokymasis, jei neveiktų sveikas protas ar užkariautų viso streso paimtos mintis, vargu ar vaikščiau šitą žemę. Šitą komentarą autorė aš norėčiau pasakyti, jeigu tau labai sunku, tai tu parašyk man per LinkedIną, mes pasikalbėsim. Kartais gali atrodyti, kad viskas yra blogiau, bet kiekvienas kūrėme savo gyvenimą ir Kitas dalykas, dėl to, kaip jaučiasi blogai, neblogai, tai jeigu tikrai blogai jaučiasi, yra pas mus jaunimo linijos, tikrai paskambink, jeigu tikrai kažką galvoji negero, tai geriau paskambink, pašnekėk, tikrai patars. Tai va. Kaip visada, dėkojame Jums už skirtą laiką užpildyti mūsų apklausą. Mums labai vertingi Jūsų pasiūlymai ir komentarai, į kuriuos atsižvelgsime kitais metais. Tikiuosi, ši apžvalga buvo vertinga Jums. Susitiksime kitąmet. Ačiū ir iki.